O mes dabar naujoji Vilniui gal nori alaus atvežt? Jau nešasi. Vieną dalyką ne vandenį, bandelės. Žiūrėkit, ir Nausėdą užtikom. Pirmieji skausmai. Dabar yra 4:05. Aš net nemiegojęs. Jeigu purtai daugiau negu 3 kartus, tai jau skaitosi, kad žaidi su savim. Ir visas tas kaštonas yra prisirpęs. Bet tai būna, pradės šnekėti. Jo, sveiki, šiandien puškojom 100 km. 3 dienas aplink Vilnių. Gal po žodį sakykime. Sveiki. Visi. Mes Šiandien eisim 100 kilometrų. aplink Vilnių. Esame. dabar. Čia? Paragavom bandelio, Arminai. Neturiu aš tų bandelių, aš tau sakau. Nu, parodyk. Spėkit, kur Armino kuprinė. Jokinga, ne? Ne. Tai tu pats pagalvoji, kiek tu be maisto gali išeiti. 30 dienų gali gyventi be Ne, maisto. tu taip galvoji. O tu kiek? Aš taip negalvoju. Manau, kad porą valandų tikrai gali pabūti be maisto, tikrai gali pabūti. Kiek tu galėtum pabūti be maisto? Aš 3 dienas dabar be maisto. O aš be kuprinės iš vis. Jis jau trečia para namuose negyvena. Trečia para gatvėje. Nu ką tu dabar žiūri, senimas? Dabar prieš kamerą. Man tringa per tavo ragelis dabar. Nu kodėl tu toks storas nepakeliu? Einam. Daryk man džiaugiu, man taip nepatiko. Aš būčiau sumušęs aš tave tikrai. Nu, Arminai, žodžiu, 2 kilometras mes pradėjom eit, nuotaika superinė, aikit jūs galit patylėt, k***a. Labai nepasitikim Arminą, jis labai valgo daug. Arminai, pasakiau, kad tu tavim labai nepasitikim, nes tu labai daug valgai. Man nesmagu, kad taip sakai. Bet visigi žino, tipo sako, ar pažįsti Arminą? Ir visi sako, kokį Arminą? Tas tai broliai, tas, gudruoliai? kur daug valgo. Ai, tas! Mane mergytės vadina pupo uogo. Tave vadina kukuliu. Berniukus tik filmuoja gerai. O tu ką darai? Valgai tik Aš tai. sportuoju. Aš apdovanotas jėgas, suprantu. Aha, O dideliu skrandžiu apdovanot. tu, bet man padedama tai. Aha. Kiekvienas turi surasti, kas Bet jį ir užveda. nešasi. Vieną dalyką ne vandenį, bandelės. Tai gerklio tokie šūdai. Bet tai ne, gal čia šito. Tyrnos tie mažiukai, tai čia briedžio. Kapsulėlės. Čia kaip iš ledinio čia tiegi. Šiaip galėjai filmuoti pabiškai. Jis buvo šūdas, ne? Jo. Įdomu, kas jį užmušė. Jeigu tas šūdas toks milžiniškas buvo, ne? O jis dabar negyvas. Koks buvo šūdas, parodyk. Jo. Tai kelintas kilas dabar, gali pažiūrėti? Neskaičiuojam. 23. Koks 7 gali būti? Gali. Tai va, tai apžvalga po 100 km, kad šiek tiek jau ir pėdutės trinau galimai, ne? Ar man vienam čia? Tau vienam. Valgyt nori? Tu vienas. Kaip tas tavo žygis tada? Kaip tik savo vietoj, jau pavargom, skauda pėdas. Aš šiaip iš tikrųjų, tai mums viskas gerai. Čia šiaip kalbėjau. Atsiprašau. Reikia dabar antram plane jo panelė, kur vakar laižėsi, sakė, va taip įvertina. Kiek sakai, 1,6? Jie naudojo tą taktiką, kai Arminas sakė nuo meškų. Čia gražiai atrodo, žinai dėl ko? Jo. Pienių giria čia. Ne! Važiuokit į namą, spėkit, kas čia gyvena. Ai, meras, matyt. Prezidentas durniau. Tai dėl to taip ir gražu. Čia atrodo tas namas, kur atvežtas būna su kranu ir pastatytas. Kur lietų surenka, atrodo šitas. Tiesiog atėjom pasitečiuotui, sakė, pakvies mums arbatėlės, tai sakoma, Nausėda, kai jis arbatą. Žiūrėkit, ir Nausėdą užtikom. Dirba. Gitanai! Tai jie nežino, kad mes lipsim į ten. Durnas. O žinot... Filmuosim. O žinot, kaip tas smėlis atsirado? Aš galiu pasakyti. Nu, papasakok. Ten buvo, ten už šito miškelio patrankų gamykla. Ir jie ten, kai pagamindavo patranką, šaudydavo į šitą. Eik. Va tai va. Sum. Jo, va ten tas Kur čia naudo. ištraukai? Ką? Išoriniai šaltiniai. O dar žinot faktą apie prezidento namą? Prezidento name yra kitas namas. Ir neleido to nugriauti, jie pastatė namą. O jūs žinot kokį faktą? Jeigu sakai, kad čia filmavo iš patrankų, tai gal čia filmavo ir Kung Fu Pandos dalį. Ta, kur, žinai, kur pojų stovėjo vandenį. Kur povas, ne? Jo, kur povas šaudė į po, o jis taip sugerinėjo smūgius ir numetinėjo patrankų. Kur numetinėjo, pabandyk, kaip tu būk povas. Nušaukiam. Iš naujo, nes jie metė gražiau. Supranti, kad valgysiu aš tą. Gerai. Kas čia gero? Tu nežinau. Kas ant kameros kaip durnelė? Ai, dar faktas. Čia ta upė prieš ledynmetį, žinot kas buvo? Ji buvo pakilusi iki to viršaus. Eik. Jo, ir čia visur buvo visur upė buvo, bet po to, kai ledynmetis nuėjo, tai ta upė susitraukė ir iki dabar, ką matote. Aš netikiu iš tikrųjų tokios pasakojimais. Pach! Gaudyk tu. Nu tu
Nu tai dabar reik suvalgyti, atsidarė. Jau paškai matėjau, ar ne? Jis seniai Miša. Kada žinai, atėjo žmonės ir jis į 3 sekundes. Pabaigi ir dabar antrą kartą nuėjo. Jis nebuvo pradėti. Iki kelio net. Ne? Jo. Pasakai, taip sustabdėjai, durniau. Jeigu purtai daugiau negu 3 kartus, tai jau skaitosi, kad žaidi su savim. Pirmasis sustojimas. Nuotaika jau šiek tiek krenta. Kodėl man tai linksma visai? A, ir man linksma. Visiems linksma. Tai va, stojam. Norit į partizano bunkerį? Jo. Ir čia sakė, benamiai miega. Ateinat? Tuoj. Aš tai klaustrofobas, ar? Patiko? Ne. Nu va, matot, kokie faktukai iš manęs. Šešūlus mirta. Ką tu čia dabar? Tai va, visas šitas slėnis čia turėjo būti upė anksčiau. Sakai. Taip. Net žolės pjaut nereikia. Geras, gerai nuvalė. Smagu buvo man, iš tikrųjų buvo. Kaip įvertinsi? Smagu, iš tikrųjų, man labai buvo smagu, tau matėjau, kaip buvo, ja. Smagu, nafik. 20 kilogramas nukrito nuo mūsų visų 3. Štos pasiėmimo pas save. Suvalgė visas bandeles, 20 km jau nueita. Liko 15-20, eisim kol eisim. Tu namie dabar? Nu. O mes dabar naujoji Vilniui, gal nori alaus atvežt? Nu mes čia einam 100 km aplink Vilnių. Kur nauja Vilnė, tai nėra kur eiti. Nu mes einam dabar pro naują Vilnią. Dabar ten, kur tu teisės praradai. Vieną desperados draugiškai su citrina. Gerai, davai. Tik dėl to ir skambinau. Alučia. Alučia! Šiuo metu yra 14:53, informuoju visus. Ir šiuo metu esame fokusuoja naujoji Vilnia už naujosios Vilnios, jau einam iki Pavilnio kažkokio. Norit pasakysiu gerą faktą, mums tai eiti iki ten. Eik. Irgi 12,5 km, eiti 2,30. 2 valandų 30 minučių. Taip, jam. Čia taip, tada taip, man atrodo šium. Tada čia va, taip pat jam. Ir dabar bam. Ir parduotuvė va čia va. Čia iki 8 alaus. Specialiai ilsite čia. Niekada. Įvartis. Tai tik puta liko. Gal trumpą tada apklausėlę, kaip jauties? Gerai, net nesijaučiu. Praėjom 25, atrodo, lyg ką tik iš lovos išlipau. Kam tas Red Bullis? Čia draugas prašė. Kaip jautiesi, Džiugai? Gal prilipė lūpą? Ne, visų gerai. Nusilaidžiasi jau. Buvo tai nuotaikėlė tokia 6 iš 10. Dabar? Kiek dabar? 9 iš 10. Tai kiek dar liko? Tai liko dar 3 pilni punktai ir pusė. 17 kilų. Durnas. Ką manote apie tai? Labai gerai. Kiek tu storos gali? Vien valgo. Kiek tu ką tik bandelių suvalgy? 4, bet su... Nes tai buvo akcija. Buvo 3+1 ir suvalgė 4. Pusę kelio nešėsi, rankui bandelės vėl suvalgė. Čia net ne tos pačios, o dar naujos. Už melą žinot, kas yra? Nukirsta ranka? Ne, duodu saldainiai. Pirmieji skausmai. Kągi skauda, Arminai? Man tai nieko tau. Močnas toks. Nebandai iš to kelt žas net. Kodėl? Kas, kodėl? Jie gal ir džiaugias, bet šiaip labai blogai, aš nenoriu eiti, aš tik jiem nesakau, nes čia mano idėja. Taip skauda pėdutės. Dėl to darom akciją, nes jiem labai patinka eiti, tai kiekvienas laikas 1 kilometras ir jie sakė. Jūs galvojat, kad čia tas pats Lidlas, čia kitas Lidlas. Arminai, kur čia žiūri? Ateinam į Lidlą, žinot, pasistiprinti vitaminų, dar gal kažko, Arminas žiūri dingęs. 3+1 pamatė iš karto, 2 maišeliai prikrauti ir va. Pradžioj nešė rankai, po to jau 2 maišais tiesiog keliauja ir kerta jas. O koks klausimas, ar pasitikė komandos nariais? Taip įdomiai eina, aš galvoju, gal jam irgi pritrinė kojas. Tai va gamtoje, va tai va. Ir visi 3 va tai va ir gyvensim. Ten man iškas. Toli.
Čia jau ruošiama vakarienė, valomi dantukai. Ir pirma diena pabaiga galimai. Eisime jau tuoj gulti. Šiuo metu yra po 9:26 ir esame šiandien prie oro uosto. Sveiki, piligrimai. Dabar yra 4:30. Atsiguliau, jie tai užmigo greitai. Aš net nemiegojęs, o dabar va tai va. Visiškai tasme purto šaltis, neįmanoma miegoti, dar kojas skauda. Ir žiūriausia, kad tu negali net rankų išmest pro tą miegmaišį, kai man patinka. Labai patinka. Tai visas tam kukone šala veidas ir kojytės. O kojytės, kai šala, tai blogai. Jūs nepatikėsit, aš atsikėliau, dabar yra 12 ryto, jie man skambino prieš 3 valandas. Nu, aš kaip ir normalus žmogus šiek tiek neišgirdau gal, taip galėtum sakyti. Dabar ką tik paskambinu, jie eina tuos kilometrus. Va čia yra valeirų užsidegimas, tai aš greitai įsimaudau, pavalgau ir lėkiu prisijungti. Tad žiūrėkite, kaip mums sekėsi toliau šitoj kelionėj. Sveiki. Tu žinai kas toks? Nu, kas? Stupniukas. Visas kakas. Po vieną vardam gerai? Neturi valios. Smirdalius dar irgi. Nežinau, kas iš tikrųjų labiau užsiminė, ar tas Armino valgymas per didelis ir kad baisu maistą palikti, ar džiugo kvapas. Vis lipam kalnų, susižiūrim su Arminu, bet atrodo, nu kaip ir tylim, nežinai, draugas vis tiek ar kažką, bet atsisuki į tą pusę, atrodo iškart va. Ir atrodo, sustinkstinė. Tai čia jūs smirdite, ar ne? Tai aš galvoju, yra ta... Kiek jūs šiandien nuėjot? Kiek? 20? Mes tik atsikėlėm, mane pradėjom žygį. Nu. Va tokiai savo. Žum. Net nežinau, aš čia normalu. Va tokiais kalnais lapia. Dar sako, rytoj kalnų nėra. Gražiai. Yra to, kad jau baigsiu, ne? Aha. Mes ir galvojam, bet vis dar. Žun. Tai va, dėl to ir atvažiavau. Dėl to ir išvažiavai tik savo. Norit bandelį? Normaliai, vėl bandelių. 5 dabar. Tai kiek nuėjom? Tai dabar artėjom link 55. Už kilos trupučių gal. Guminukų gal kažkam. Ką tik valgė? Aš galiu kitą. Jau pabaiga, aikščiam į Lidlą. Nebent dėl bandelių. Arminas užmaišė jupį kažkokį. Ką užmaišė? Jupį. Man atrodo primyžo su rūgštim gera. Sakė, jam skanu. Istoriją papasakos. Faktų, ne? Nu jo, apie bokštus man šiek tiek gali kažką papasakot? Jo, tai aukščiausias statinys Lietuvoje. Aš žinau, tu čia žinai? Ne, žinau. 8 aukščiausias statinys Europoje ir 30 pasaulyje. 165 metre yra kavinė Paukščių takas. Visa ta kavinė apsisuka 45 minučių greičiu. Ar žinot, aš tai ne? Kažkas numirė aparatą. Jo, jokinga. O mum eiti ten, kur va toli kranas stovi. Eik tu savo. O tada netgi nežinau. Aš irgi nežinau. Gerai, nežinau. Ką ten darai? Greičiau einu. Nu ir nežinok. Man tai smagu irgi. Kad tu verkiai tik ką? Nu, Kada verkiau? virksnys. Kur verkiau? Aš jau kitą savaitę dėliau planus kito įmų. Kaip ten bent kartų kelias tas tiesią liniją Lietuvoje. Nebent vienas eisi tą. Kartą statusą gauti oficialiai. Tai jo, žygiuojam iki Akropolio nusipirkti ledų. Tu valgyk ir neklausinėk. Paspaus. Kad gautume šiek tiek informacijos, dabar esam prie Akropolio, Šeškiniai ir eisim šiandien iki Naujosios Riešės, kur yra dar 8 kilai likę. Voveris klausė Matijus, kaip tu nesakė apie tą myžimą? Ai, ar eitum viską vėl iš naujo, ar primyšt į burną tau geriau? Sakė Matijus, kad primyšt geriau. Sakė. Sakė, tai net nėra baisu. Jo. Gerikas. Tai sakiau, kad jis ten gėrė tą myžalą. Ėjom gražiu taku. Pažiūrėkit, kur mums sukt. Vėl į miškus. The fuck? Nori gal guminukų? Jūs nematėt Matijus templės, vas bičą, kaip ekskursijų vaiką. 20 guminukų pakelių. Sakai, aš noriu Skittles. Kokio skonio turiu? Forest Berries, Originals. Ten visas kioskas. Mane sponsorino. Kas, Vidal? Candy Flagas. Be kur eisim? Tiesiai. Aš manau, arba į verkių rūmus, arba į medicinos miestelį irgi galim sukti. Baigėsi guminukai. Meška liūna. Va, rytoj pradėsim nuo čia. Ai, mums tiesiai reikia. Įlysim, čia ne problema.
galim net panaglavoti, paėžinti tą moterį. Tegul spjaudo dabar savo panelės. Dabar pritemė nematau, bet tai būna, pradeda šnekėti. Įsėdam, tai pradėjo dvokti. Smirdėjo. Man tai patiko, man esi kietas. Jie man atrodo, keliai, tai žinok, šikna. Ir tai sakau, net nejuokinga. Ir visas tas kaštonas yra prisirpęs. Čia va rytoj įgert norėsi. Turiu dar draugą po nykščiu. Atauga auga. Aš galvau, dėl ko man taip sunku už tipo tuos pirštus va tai va palap. Nebelakščiau paskutinius kilometrus, nes kaulininkai paskui atrodo kažkaip diegia labai. Tu dar dabar pasikėlė? Tai laiko atsikėlęs. Aš jau seniai pasikėlė. Pasiruošęs eit? Dar nežinau, netikrinau. Nes matys. Matai, ką parašė grupė? Kad jam temperatūra vakar buvo. Eikta. Prigėrė vaistų naktį ir nežino rais šiandien. Kilimai palikti mes dviese dabar. Dviese ir vienas paliktas. Jis vienas paliktas. Ar tu vienas paliktas? Aš pabandysiu, tai palauk. Tai sakau, pasižiūrėk ir praneši man. Kodėl pasitraukėte iš iššūkio? Šiaip tai dėl draugų daugiausia, tai nes jie ten sakė, kad nori pasitraukti, tai aš irgi pasitraukiu. Ne, šiaip juokauju, šiaip labai skauda kelį, kai lankstau ir achilas skauda. Tai va toks vat. Nu, Vėl grįžom, aišku, Arminą praradom, tik dėl to, kad paskaitos, nes, žinot, pirmadienis darbo diena, tai taip ir gavosi, tai tęsim dviese, aišku, žiauriai su šypsena, tiesiog net nesijaučia, kad nuovargis ir tiesiog po paskaitų aš net geresnio dalyko neįsivaizduoju, kaip eiti žygį. parodyk dar telefoną ir dieną, kad nepagalvotų, kad apgaudinėjame šią. Tik vieną dieną palisėjom, reikėjo su šeimom pabūt. 11:27, mes pradedam. Dabar yra prieš paskutinė trasa, 19,8 km, eisime. Marius, aš tam dar kažkas. Galim ait Mariau. Normaliai čia. Matyt, tas Marius ir yra, kur jie sąžiniai reiškia melavo Mariukas, kad praėjo visą šitą. Aha. Ir jis šią sąžinę palaidojo. Munis apsidirgė. Einam jau apie valandą, jau vėl grįžta tas skausmelis kojų. Na jau nelabai malonu vėl. Kojų skausmelis gal dar nieko, bet grįžta džiugo kvapas. Va, kame niuansas. Gerai, kad žinai, biški priekį einu, tai nesijaučia, bet jaučiu, kai aplenkiai, tai iš karto jau jaučiu postumį, kad atgal grįžti reikia į priekį. Eisim dabar iki Žalių ežerų pliažo, ten stosim, valgysim, kirsim, rūkysim, gersim, o po to tęsim savo kelionę. Žiūrėkit, tai galiu parodyti, kadaise, kai su Džiugu vis tiek ėjom į vieną klasę gimnazijai, tai būdavo taip, aš sėdėdavau už jo ir jis turėdavo tokią problemą. Kartais baseinai būdavo pažastyse. Tai žiūrėkit, kaip matydavau iš priekio vaizdą, atrodo normali nugara eina, tada taip paslapčia rankytė taip išlenda ir taip 3 pirštukai pamakaluoja ir žiūri taip palinosi pasikrapšto kažką. Tai paskui suprasdavau, kad pasiuostydavo, tiesiog ar vis dar nėra labai blogai. Tai džiuguosi, kad dabar to nebėra, matyti išaugo. Nu nežinau, ar šitą dėsim istoriją, čia pats sugalvoja matyt. Tai dėkim, tai. Nu visi turėtų žinot. Visiemgi tai būdavo, kai čia pasiuostydavo. Na šiek tiek nedėjom tos vietos, stojom greičiau. Dabar. Jau dabar aš bandelių pylė. Ačiū. Iš motiejaus, ką tik paėmiau. Dabar va, praėjom 10 šiandien kilometrų, dar paeisim 3 ir 2, 1,5 ir stosim jau 9 valgyti. Gal dar šito? Nenori? Ne, dėkui. Esmė ežeras čia, mums reikia eiti va ten prie ežero. O mes ten eisim, už manęs yra laiptai, ten jau Matijus pradėjo kelionę. Jei tavo sąžinė nepalaidota kaip Mariuko, tai dar viskas gerai. Tai pakilom, kad nusileist labai fainiai, šiaip maršrutas toks idealiai padarytas. Siūlau ir mamom su vaikais, ir nešiosioms, ir prasigėrusiems vyrams visiems čia eiti. Pagaliau. Va, čia galėjom pasidaryti šimtinį tikslą. Eini įsimaudai ir tada nusmaukai dar vandenį. Aš šitą praleikščiau gal. Kiek tu manai, ar čia tikrai 100 kilos šitas takas? Nesakyk, kad mažiau. Ne, čia yra daugiau negu 108. 111. O tai kaip tada skaičiuosi? Aš skaičiuoju pagal žemėlapio punktus. Tai taip, tai dabar 19,8, po to 9,2 ir 9,5 gal liko. Aiktų. Terminas teisingų metų pasiplovė. 111, tai galėtų pasakyti. Eisim šiandien iki naktų. What the fuck, Aš žinau nuo pradžių, kad daugiau. Tai geras tu?
Smirda ir dar tokius bairius daro. Pavalgėm, kojos dar labiau pakirstas ir dar psichologiškai vienas iš veikėjų sutraumuotas, kai sužinojo kiek eit. Pala, kiek nuėjom 13? Aha. Tai dar liko 22. Aš galvau, liko 17, tai čia pusė velnio. Nu jo, tie 5 kilai praktiškai nieko. Nu, aš pamenu iš praeito karto, kad ten, žinai, paskutinius kilus 5 nueit, tai ten vienas juokas belieka. Jo. Kojų taip ar taip, žinai, nebejauti, tai ten jau ar stovėti vietoje reikia, tas pats gauna. Tuoj bus maršruto paskutinioji. Laisvalaikio pėsčiųjų trasa. Na nežinau, ar čia laisvalaikis. Eisim dabar, nežinau, čia vakrūmas labai matau prie manęs gražus pagulėt valandai. Ir vėl eiti, blemba, vis einam. Jūs mėgat, mes einam, jūs valgot, mes einam. O, dar matau labai patrauklus objektas. Ir va čia va, miegosim va. Tai po valandos susitiksim. Kas čia tokie sėdi? Ką? Kur buvo, kur nebuvę? Blemba, aš čia jūsų pėdom sekiau. Aha. Aš vakar pradėjau eit, žinai. Dabar va pasivijau jūs. Nu sveikas. Per dieną. 7-5 blemba. Šiek tiek. Kad nebūtų liūdna, pakvietėm Igną prisijungti prie mūsų iššūkio. Valandą pragulėjom ir toliau į trasą. Pavalgėm irgi vėl po 2 valandų. Tai dabar žygiuojam. Liko mano duomenimis 18,6, Matiejaus duomenimis 16,4. Kojos labai blogai. Mano duomenimis dar 100 man. Tai ką nebėda. Nu. Berniukas ką tik prisijungęs dar pilnas įspūdžių. Nu. Paskui jaus nebeapykanta šitam keliui. Bet mano močiutė tai praeitų. Aš tau cigaretę, tu man sumuštinį. Deal. Ačiū. Statiklizmą įstatyta noris ir važiuot gal namo, bet mes artėjam prie paskutinio punkto dar. Tai 7 kilus. Kas baisesnio? Nieko. Kiek liko? 7,4 gal. O, tai labai smagu. Ar smagu? Taip. Džiugas filmuoja iš priekio dabar, nes ne dėl to, kad ėjo su mama, dėl to, kad dūrė autobusų ir dabar pusvalandį laukia prieš to ženklą, kol ateis. Jo. Tarsi niekur nesakėm, bet jeigu jūs esat labai pasitikinti savimi ir galvojat, kad įveiksit, kai mes galvom, tai net nebandykit eit. Pirmo tako atkarpa. Čia turėjom pradėti. Aha, bet šiek tiek nedaslinkom iki čia. Ir mums dar kilas liko. Tik kilas, mažiau gal. Jau čia yra paskutinės sekundės. Bėgimas. Pirmas finišuos. Varyk. Čia yra paskutinės 10 sekundžių. Ta šūdo pabaiga. Užbaigti. Ačiū Dievui, kad daugiau nekartočiau. Patiko? Spaudžia like. 1 kilas, 1 laikas. Jo, gerai. Baigėsi mūsų maršrutas. Kaip sakoma, visos kelionės metu nerūkiau pirmą cigaretę. Operatoriui. Pasiūdyt? Paskui. Padeda šočiaulo knešėlę iš Paryžiaus su vaišėm. Iššūkį vertinu 3 iš 10, o išėjimą iš komforto zonos 9 iš 10. Matėjau, kiek iš komforto zonos tu išėjai, ar tu dar neišėjai? Aš neišėjau, man čia buvo pats kaifas. Jam kaifujat. Dėl ko mes praleidom sekmadienį? Arminas darbuotojas. Ale susirgo, parašė pirmą rytą. Aš būčiau kaip tik ėjęs. Nesąmonė. Tai kodėl ne jam? Tu neėjai. Aš būčiau ėjęs. 1 valandą Ale susirgo. Aš vėliau dar siūliau eiti, nepameni? 12. Mažiau rūkyti reikia galimai. Pirma cigaretė. Jo. O kaip šiaip nuotaiką vertina 10 balių sistemai? Dabar. Taip. Kokia buvo prieš ir po? Prieš buvo 9 iš 10, beinant buvo 2 iš 10, baigus tikslą 2,5 iš 10. Kaip tik baigus daug didesnį. Man tai nieko čia nepakilo. Dabar pagalvok, kaip vėl mamai rodysi video ir vėl rūkai. Aš nerodau. Artificialinis inteligentas čia. AI jūs padarė šitą. Galėsi mamai ir aiškinti. Porą kartų įpardaviau sukę ir vištiekis išvadino Storulyje mane. Nesuprantu, kodėl, kad tas bandelių porą suvalgiau. Gal šiek tiek reikėjo ar mažiau bandelių.